Platonas, Sokrato apologija. Dabar ištirkite, kodėl tai sakau, mat ketinu jums išaiškinti, iš kur yra kilęs tas prieš mane nukreiptas šmeižtas. Tai išgirdęs, aš ėmiausi mąstyti štai kaip, kągi Dievas kalba ir ką myslėmis mena. Mat aš savo pačiam niekiek, nie labai, nie truputėlį, netrodau esąs išmintingas. Taigi, ką jis galų gale sako, tardamas mane išmintingiausia esant. Juk jis tikrai nemeluoja, jam tai užgimta. Ir daug laiko sumišęs varšiau, nesuprasdamas, ką jis sako. Vėliau, vargais negalais, ėmiausi šią ištarmę štai šitaip tyrinėti. Nuėjau pas kažkokį, kurį iš tiesų, kurie laikomi išmintingais, įdant kur jau kur, o ten tai tikrai pajėgčiau įrodyti, jog pranašavietė klysta, paskelbdamas orakului, kad štai šitas yra išmintingesnis. O aš sakau, kad aš. Taigi nuodugniai jį tyrinėdamas ir kalbėdamas su juo susidariau nuomonę, kad šis vyras atrodė esą išmintingas ir daugeliu kitų žmonių ir labiausiai savo pačiam, bet iš tiesų toks nebuvo. Po to pabandžiau jam įrodyti, kad jis tik manė esąs išmintingas, tačiau toks nebuvo. Taigi dėl to įsipykau ir jam, ir daugeliu iš ten buvusių. Išeidamas iš ten mąsčiau savo, kad aš už tą žmogų esu išmintingesnis. Rodos, ne vienas iš mudviejų nežino nieko, kas gražu ir gera. Bet anas, nežinodamas, mano kažin kažką žinas. O aš, kadangi nežinau, tai ir nemanausi žinas. Tad atrodo būsiu už jį išmintingesnis, nors jau pačiu tuo, kažin kokiu mažmožiu, jog to, ko nežinau ir nemanausi žinas. Po to jau pas kitą, vieną iš tų, kurie rodėsi esą išmintingesni už aną, ir pasidariau visiškai tokią pat nuomonę. Ir ten įsipykau jam ir daugeliu kitų. Paskui jau vaikščiau iš eilės, jausdamas, kad įsipykau dėl to, liūdėdamas ir baimindamasis, bet vis dėlto man rodėsi būtina viršiausių dalykų laikyti Dievo ištarmę. Taigi man, žvelgiančiam tai, ką reiškia orakulo žodžiai, reikia vaikščioti pas visus, kurie mano kažką žinantis. Ir prisiekiu šunimi, vyrai ateiniečiai, juk reikia jums pasakyti tiesą. Aš iš tiesų patyriau maždaug štai ką. Labiausiai laikyti šlovingais pasirodė man tyrinėjančiam juos pagal Dievo ištarmę, vos nedaugiausiai stokojantis, o kiti laikyti menkesniais. Turimos nuovokos atžvilgių atsiskleidė esą vertesni vyrai. Tikrai reikia jums parodyti manąją klajonę, tartum kažin kokius vargus vargstančiojo, įdant ištarmė man taptų nepaneigta. Po valstybės vyrų vaikščiojau pas poetus ir tragedijų kūrėjus ir kitus, įdant ten tarsi vagystės vietoje pagaučiau save esantį nemokšiškesnį už anuos. Taigi, imdamas tuos jų kūrinius, kurie man rodėsi labiausiai apdoroti, klausinėjau jų, ką jie norėjo pasakyti, kad kartu ir aš ko nors iš jų išmokčiau. Man gėda vyrai pasakyti jums tiesą. Vis dėlto reikia ją pasakyti. Trumpai tariant, beveik visi ten buvusieji geriau kalbėjo apie tai, ką nie poetai buvo sukūrę. Tad netrukus vėlgi ir apie poetus sužinojau, kad ne išmintimi jie kūrė tai, ką kūrė, bet kažin kokiu įgimtų gabumu ir būdami Dievo įkvėpti, tartum pranašautojai bei ištarmių giedotojai, mat ir šie, nors kalba daug ir gražiai, bet vis tiek nieko nežino apie tai, ką byloja. Kažin kokios panašios aistros pagava man pasirodė patyrę ir poetai. Ir kartu jutau, jog dėl savo kūrybos jie manė esą išmintingiausi iš žmonių ir kitais atžvilgiais, nors ir nebuvo. Taigi, išėjau ir iš ten manydamas jos pranokęs, to pat, ko ir valstybės vyrus. Pabaigoje
Ėjau pas rankų meistrus. Man pačiam buvo aišku, kad aš, trumpai tariant, nieko neišmanau. Tuo tarpu apie šio žinojau ir rasiu juos išmanančius daug gražių dalykų. Ir šiuo atžvilgiu aš nesuklydau, nes jie išmanė, ko aš neišmaniau ir tuo jie buvo už mane išmintingesni. Bet, vyrai, atėniečiai, kaip ir poetai, tą pačią ydą man pasirodė turį ir gerieji amatininkai. Dėl to, kad gražiai vertėsi meistrystę. Kiekvienas dėjosi esą išmintingiausias ir kituose didžiausiuose dalykuose. Ir ši jų klaida paslėpdavo netgi aną jų turimą išmintį. Taigi prisimindamas ištarmę savęs klausiu, ką pasirinkčiau. Ar man likti tokiam, koks esu, nebūdamas nei išmintingas anųjų išmintimi, nei nemokša jų nemokšiškumu? Ar turėti abu tuos dalykus, kuriuos turi anie? Atsakiau tad savo pačiam ir orakulo ištarmei, jog man verta likti tokiam, koks esu.